Labas vakaras. Kalėdų laikotarpis yra lydimas daugybės emocijų. Kažkam vienatvės, kažkam džiaugsmo, kažkam nuovargio, kažkam stebuklo. LSMU gimnazijoje šiame laikotarpyje telpa visos šios emocijos. Dirbame, laukiame ir labai tikimės, kad tai, ką mes kuriame, suteiksim džiaugsmą ir padovanos dar vieną stebuklą jo laukiantiems. Šį vakarą užvaldžiusi nenusakoma laimė ir pasididžiavimas, nes per šį advento laikotarpį įrodėme, kokie stiprus gerumu ir jautrumu galime būti. Advento rytmetis padovanojo galimybę padėti tiems, kurie laukia ir mokosi dėja jau paskutinės raidės savo gyvenimo abėcėlėje. Visų mūsų vardu tariame nuoširdų ačiū visai mūsų bendruomeniai prisidėjusiai prie pagalbos Kauno hospiso namams. Padėti išeinančiam tai ori privilegija. O padėti ką tik į pasaulį atėjusiai gyvybei pats tikriausias stebuklas. Ši gyvybė pati pradžia. Ir tik nuo mūsų priklauso, kokia bus jų pirmoji abėcėlės raidė. Todėl ačiū Jums visiems, kad šį vakarą esate čia. Atsidėkodama, LSMU gimnazijos bendruomenė Jums dovanoja teatralizuotą koncertą abėcėlė. Ir per visą šį laikotarpį visi manęs klausdavo, kodėl abėcėlė? Kurienio, kodėl abėcėlė? O iš tiesų, abėcėlė tai visas mūsų gyvenimas, į kurį kopiame raidė po raidės, stengdamiesi surasti gražiausią kiekvienos raidės prasmę. Na, o dainos, kurias šiandien išgirsite, jas į tokio pavadinimo albumą abėcėlė sudėjo prieš beveik 40 metų nuostabių muzikantų duetas. Tai prieš jau beveik 16 metų Anapilin išėjęs maestro Vytautas Kernagis ir vos prieš mėnesį mus palikęs nuostabus kūrėjas Andrius Kulikauskas. Su giliausiu dėkingumu kviečiu prisiminti šios nuostabius žmonės ir tyliai nulenkti galvas. Na, o šiandien šios dainos skambės šiek tiek pažįstamai, šiek tiek kitaip. Ir abėcėlė galbūt kiek kitokia, bet labai tikra. Ir visiškai gyva. Todėl labai prašome, išsijunkite savo mobiliuosius telefonus, nes pas mus viskas taip gyva ir taip trapu. Ir mes labai jaudinamės. Taigi, gero klausymo. Abėcėlė pagal dainos teatrą. Skaitai? Skaitau Ar randi? abėcėlę. Abėcėlę. O pirmoji klasėje mokysi abėcėlę? Na, Aišku, kaip ir visi. Kažkada mokiausi ir pamiršau. Bandysim pakartot? taip. Bandysim. Bandysim. Iš kur tu vaikė gavai rankas, kojas, akis, o kas būt gyvu tave išmokė, ką
kas davė tau žemę ir motina, iš ko tu verki ir galvoji, iš ko tu eini, o kojas tavo galvojimo klauso, kas vaikė tau davė klausą, kas vaikė tau kelia klausimą. Kodėl dabar tu nuo žodžio bėgi ir kokią turi ten jėgą? Gal gauni ką nors iš saulės? Ten kumšti gyvybę saugai, iš jos tu girdi ir augi, atgniaužiam štai ir nieko, tik kraujo lašas nubėga. Tarsi greita skruzdė, kraujo lašas slepias žolė. Atgniaužiam kumštį ir nieko, tik kraujo lašas nubėga. Tarsi greita skruzdėlė, kraujo lašas slepias žolė. Vaikas verkia kraujo lašą, vejasi vaiko ašarą. Vaikas verkia po kraujo lašą, vejasi vaiko ašarą. Vaikas verkia po kraujo lašą, vejasi vaiko ašarą. Vaikas verkia po kraujo lašą, vejasi vaiko ašarą. Telefonus ir išmaniosios į dėžutę. Kas nespėjo išsijungti, galim paklausyti. Greičiau. Na štai, puiku. Neturite, puiku. Gerai, taigi šiandieną mes kartosime abėcėlę. Labai įdomu, kas iš jūsų mokat abėcėlę? Visi? Ok. A, anosinė, B, Č, F, G, L, M, N, P, Z, Ž. Puiku, visos 32. Tiksliai. Jūs gal norite pabandyti? A kvadratu patečiuoju C ketvirtuoju. Tai ne ta abėcėlė, žinot. Tai matematinė kažkokia. O jūs? A, B, C, E, U, M, N. Panašiai visiems. Taip, o jūs? Gal koks Magnus, kalcis. Kalcis, magnis, čia chemija. O, A, B, E, C, E, L, E. E. Žiūrėkit. Mėly žiūrovai,
Jūs nepatikėsit, bet visi šitie vaikai tikrai moka anglų kalbos abėcėlę, netikit pažiūrėti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Gerai, net ir klausimą. Aha, gerai. Tai nesvarbu. Visiems pakartot labai sveikai. Kiekvienas turi savo abėcėlę, ar ne? Kai kas matematinė, kai kas cheminė. Trečią dieną grįžkim prie normalios abėcėlės. Pradėkime nuo pabaigos. Tai kokia mūsų paskutinė raidė? Ž. Gerai, žodis iš raidės. Žemaištis, žiogas, žiurkė, žaibas, Žiema. Žvakė. židinys, Žolė. žalgiris, žinoti, kaip gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžiasi, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žinduoliai žydėti. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdelį takimis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rusvi riešutai. Kaip gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausia ištirpsta ir ima žinduoliai žydėti. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdelį takimis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios ir noksta rusvi riešutai. Kaip gera iš anksto žinoti, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, kad dirbsim, šiandieną ką veiksim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysiu užkopęs ant šito kartelio stataus. Kaip gera iš anksto žinoti, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, kad veiksim, šiandieną ką veiksim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysim užkopęs ant šito kartelio stataus. Na štai, matot, žmogus išėjo sužinoti kažko. O jūs? Va, kas? Kas čia vėluoja pamokas? Ai,
Gerai. Tai jeigu mes turėjome paskutinę raidę, tai gal paimkime pirmą raidę. Pirma raidė pas mus kokia? A. O pradėkime nuo ten. Kas čia bus su A? Avinas. Arbūzas. Auksas. Austris. Ašis. Aguana. Agurkas. Anglija. Agrastas. Antis. Andrius. Aš. Kas aš? Aš. Žodis aš. Žodis aš. Žodis aš skamba išdidžiai. Taip. Nes aš esu labai gerai. Aš nesėju ir nepjaunu. Visko man pilni sapnai. Paukščiai aplink mano sielą. Skraido liesdami sparnais. Nukalu užkardo rytą. Dirbu aušra nemune. Ir juosta įrašytas pasaulio sekretė. Aš iš oro gaunu algą. Iš privalo dangaus. Į magnetas man valgys. Yra gaustamas. Vangutas spalvotas. Kur žiūriu visur tik vienas. Tarsi feneriai montuotas. Kartas paskutinis. Jau padangi pievos spalvos. Užšienauti tikrai. Į magnetas privalas. Aš esu labai gerai. Jau padangi pievos spalvos. Užšienauti tikrai. Į magnetas privalas. Aš esu labai gerai. Pranešama viską valdau. Kad laimingas sužinau. Pranešamas kapo malkas. Kad galvoju snausdamas. Kas darbų žinau tvarkingai. Ką matau vis pasiklausiu. Net nereikia būti laimingam. Kad sau būčiau laimingiausias. Jau padangi pievos spalvos. Užšienauti tikrai. Į magnetas privalas.
labai gerai, kaip ir kiekviena raidė yra labai gerai, taip? Kokią raidę pasirinksime dabar? Z, O, D, darbas. D. Dantiraštis. Drugelis. Draugai. Dienoraštis. Duona. Donatas. Drama. Deimantas. Dievas. Dovana. Dievas. Draugas. Dievas. Draugystė. Dievas. Duoti. Dievas per kalėdas. Drakonas. Dievas. Dovydas. Dievas. Draugas. Dainų šventė. Let's
Mada. Miškas. Muzika. Mantvidas. Mašina. Mokslas. Mirtis. Ištirpsta sniegas, saulė šilo, atbunda gėris. Jaučiu, kaip plaka širdis karštai, ją glosto vėjas. Ir karštą ašarą ant savo skruosto aš pajuntu bet neužuosta. Atkvies vėjas, bet ne tau, tik švelnios rankos, kurios myla apleista širdis, kuri taip virpa ir trokšta meilės labirintų. Paklysti nori jų ramybės tamsoje. Ištirpęs sniegas, nubėga šlaitais žiemoms apleistais. Menu tą žiemą tu palikai mane skausme didžiausia. Juk aš mylėjau tave labiausiai, tai kągi iškeitė jausmus į tamsą, ir kągi tu pasirinkai gėles ir karstus, bet nežinojai tu mieliausia, kad tavo kalba dengs mano auksas ir baltas astas žiedelį savo papuoš tave. Todėl, kad gyvenimas susideda ne vien iš linksmų dalykų. Šiandien galime linksmiau. Linksmiau. Gerai. Linksmą žodį šiam raidės. Mama. Musė. Muzika. Mada. Miegas.
Meilė. Meilė. Čia linksmiau. Gerai. Meilė tai meilė.
toliau? Kas toliau? Tai meilė buvo ir užteks? Taip? Taip. Gerai, taip. Tad traukinys, tortas, tigras, Trintukas. Teta. Telefonas. Tėtis. televizorius, Televizorius. televizorius, Televizorius. Labas vakaras, kaip žiūrovai, žinau, pasirino mane. Žinau, kokį žadą dienos orą, žinau apie rungtynes. Kas dedasi gyvūnijos pasaulyje arba kaimynų kieme. Su kuo ir kiek vakarieniauja, žinau, tiesa ar ne. Kodėl tiek daug momentų žemėse, kaip mokosi jūsų vaikai. Žinau, kad siuntinys įskaudo iš tėvo ir tie, kur jūsų neleidžia. Žinau, kas dirba peniomis patentų, iš kur kalba saudažai. Žinau, kas kuo dabar nepatenkinti, žinau, kas nekalbu. Labas vakaras, mieli žiūrovai. Žinau, žinot mintinai. Žinias, kurios žadina žavų žiūrovai, žinias, kuriomis priimti. Žinau, kas geras dabar žurnalų, karys kreipimus. Žinau, ką Maksima bazėje renkantis ir kas pasirenka jis. Žinau, kad brolis tikrai metalistas, kad jam išgalėtų. Kad jūsų tėvai niekad neklysta ir niekad nedaro klaidų. Žinau, didžiulis teatras, žinau, ką laiko drąsiai. Žinau, ką jūs tėvai gamina. Žinau, man nepasakos. Aštuntą valandą informacinė laida Labas rytas. 8:30 minučių koncertas Draugų ratelyje. 9:15 minučių prie ekrano pakviesime mažuosius žiūrovus. Rodysime fantastinį filmą Įsikėlęs Kaukės ieškojo. Televizija tiems paremotas 10 valandą. 12:30 minučių antropologinis kompleksas Problemos ir rūpesčiai. Po pertraukos programą pradėsime 18 valandą trumpa įvykio apžvalga. 18:15 minučių tiesioginė transliacija. Tu privalai. ką privalau, Tu turi pareigas. kokia, Valytis dantis. klausyti tėvelių, Tvarkytis kambarį. Praustis. Daryti namų darbus. Mokytis. Gerbti vyresnius.
Padėti tėvams. Ir klausyti to, kas tau yra sakoma. Jeigu pasakėm, kad išjung televizorių, tai išjung televizorių. Tu privalai. Aš nieko neprivalau! Tai kas pagal abėcėlę? O M kas eina? Gal O? O? Ne P? Tai gerai, norit P, tai bus P. Tai kas iš P? Pelėda, pienas, paguosti, Puodas. Pieštukas. pelėsis, pyragas, Paukščiai. Paukščiai. Yes,
Kas toliau, gal atostogas, ką? Bet tą reikėjo aukoti atostogas nepavyks. Vaja. Atsiprašau. O jūs kur susirašėte? Į žygį. Ugdymo proceso metu. Ugdymo proceso metu apsidairyti. Pasakykite. Taigi rugpjūtį. Ai, rugpjūtis, va rugpjūtis.
Rugsėjo 1. Nelaukit? Va, L raidė, pavyzdžiui, gerai? Ledai. Limuzinas. Laimė. Laužas. Lietuvos. Lėktuvas. Lietuva. Laimė. Laukiu. Ir kogi tu lauki? Pamatysim. Na, laukim. Diena taip šviesu, matos medžių daug, vienas aš visai, man vienam per daug, tos ilgos dienos taip klaidų miškuos būti. Paimsi tu, dar jau šviesos, gal padėsi tu, man pareik namo, daug išėda, bet nėra pikų, didžiulį.
darbai, tai kai tik saulės šviesa, taip žaidžia žemė, vilti kuprinę, smagu, lyg tai būtų šuo, nesvarbu, kad knygos dėl to dulkėtos. Ten už kampo karuselė ir mirga kryžiuotas stogas, storą dramblį rūstų liūtą. Taip gera ir vėl išvysti laiką čia visi pamiršta ir vasara nesibaigia, rodo stovi karuselė, o žemė tik sukasi aplink. Vasara baigėsi, aplink sukas migla, nieks ledų nenori dabar, taip šalta ir jau pasitaiko liūdnų, lyg liūtas minčių ir sunkių, kaip storas dramblys minučių. Kai sustojo karuselė, jos stogą nuklojo lapai. Ryškios spalvos greit išplūdo, porūdys aptraukė ašį. Ir labai sunku sulaukti, kol vasara vėl čia atkeista. Kai mokyklos, lengvos dienos, mums pasuka taigi abėcėliniu būdu. Smagu, kaip. Ko nedarim? Jodas. G. Gerai. O. Kas dar? V. G, V, A, O, U. Gerai, man atrodo užteks. Viskas, ačiū labai, žinojau, visą geriausią. Pažinti labai daug ko noriu. Pavyzdžiui, aš noriu, kad karosas vaikščiotų.
įtakoja Klaipėdoj, o kepurė pasiklydus padangėmis klaidžioja. Gali būti. O kodėl diena balta, o kodėl naktis šalta, o kodėl būti čia, rytą dieną ir nakčia. Pasislėpkime krūmyne ir palaukime nakties, gal įgausim kokią žinią iš mėnulio ar žvaigždės. Kad karosas vaikščiotų, oras, į langą pabelstų, oras, su šalom sakytų, tos dienos nesunkiau, laba diena tau. Amoka! Mano paksėdės šitoks gražumėlis. Aš iš džiaugsmo šoku, kad skaityti moku. Gražus paveikslėliai, smagūs skaitimėliai. Čia lapeliai rieda, čia paukščiukai geda. Čia kiškelis greitas, kareivis raitas. Visa ką čia rasim, visa ką suprasim. Jei tik netingės ir skaityt pradės. Jums šį koncertą dovanojo LSMU gimnazijos muzikos grupė. Animacija Visiškaitė, gitara. Kęstutis Tiknevičius, grupės vadovas.
tiek, kiek jie dirbo ir tai, ką jie padarė savo balsais, aš jiems savo didelį dabar ačiū, bet pasistengsiu kiekvieną apkabinti. Ir aš labai neplanavau, bet dabar noriu pasakyti ačiū už garso pulto sėdinčiam Astijui Kulvinskui. Ir ačiū mūsų alumnui Daumantui Rapolui dėl to, kad mes taip gražiai blizgame šitoje scenoje. O dabar tradiciškai žodį kviečiame į sceną tarti gimnazijos direktorių Mariną Kučinę. Labas vakaras, dar kartą visiems susirinkusiems į kalėdinį labdaros renginį. Žinot, kiekvienais metais tuo pačiu laiku, beveik tą pačią dieną prasideda LSMU gimnazijai kalėdos. Šiandien yra mūsų kalėdos ir aš be galo džiaugiuosi, kad jau ne vieną kartą čia, šioje salėje, mes matėme mūsų mokinių kartas besikeičiančias. Bet vieno dalyko iš mūsų nieks netims. Tai mūsų talento. Paplokim už LSMU gimnazijos talentą. Paplokime tiems, kurie šiandien čia visi susirinko. Ir nebejoju, kad ne tik svajūnais, bet ir auka prisidėjo prie gražaus ir kilnaus tikslo. Kad šitie vaikai ir šitie mūsų kolegos yra be galo talentingi, reikia sakyti ačiū jų mamoms ir tėčiams, močiutėms ir seneliams, broliams ir sesėms ir visai LSMU gimnazijos istorijai. Istorija, kurią kūrėme kiekvienais metais tokių gražių švenčių išvakarėse. Galiu drąsiai pasakyti, mes esame dosnūs. Mes visi padėjome ir padedame tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Ir šiandien mes nutarėm, kad mūsų surinkta labdara šių gražių jaunų žmonių ir mūsų mielų mokytojų ir visos gimnazijos bendruomenės susitelkimu bus suteikta mūsų geriems draugams ir aš pasakyčiau nuolatiniams veiklos partneriams Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninei. O Kauno parama kviečiu tarti žodį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės generalinė direktorė profesorė Diana Žaledonytė. Labas vakaras. Bet kokia abėcėlė, direktoriau. Aš tokios tikrai nesimokiau. Begalinis progresas. Gerbiamas direktoriau, direktoriaus komanda, mokytojai, mokiniai ir, kaip direktorius sako, savamudė bendruomenė. Šiandien Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės vardu noriu dėkoti už tai, kad šio vakaro gerumo akcija skirta Kauno ligoninės ligoniukams. Patiems mažiausiams, aišku, reikia džiaugtis, kad jų nebūna daug, bet jų tikrai yra, kuriem reikia labai laikinos pagalbos. Tai mūsų kūdikėliams, kurie gimsta su gelda. Ir žinot, žmonės
klausia, tai jūs negalite nupirkti. Aišku, kad mes galime. Bet turbūt man atrodo, kad svarbiausias dalykas tai yra dovana. Iš širdies į širdį, iš organizacijos į organizaciją, tiltai, kurie atsiranda tokių akcijų metu. Taip kad labai dėkoju už tai, kad LSMU Kauno ligoninė, LSMU gimnazija turės dar vieną papildomą tiltą. Dėkoju už tai, kiek suaukota, dėkoju už gerumą ir svarbiausiai turbūt dėkoju už mūsų mokinius, kad jų yra tikrai ne vienas, už tai, kad mokytojai tų privalomųjų dalykų, ką privalo išmokyti, vaikus moko kitų dalykų - pilietiškumo, gerumo, bendravimo, pagarbos draugui, pagarbos kitai nuomoniai, o svarbiausia to, kad moko duoti. Nes davimas ir dalinimasis tai mūsų investicija į ateitį. Tik tada mes galime tikėtis grįžimo su kaupu. Visiems gražių švenčių ir dar kartą ačiū. Ačiū jums visiems mūsų mėlieji šokėjai, dainininkai, solistai, muzikantai. Visi, kurie šiandien sukūrėte mums dar vieną stebuklingą šventę. Mes žinom, kiek jūs dirbot. Mes žinom, kiek jums teko galbūt ir praleisti valandų papildomai, kad šiandien čia visi susirinkę dar kartą pajustum, kokia stipri ir galinga yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija. Bet jie gali būti tokia, todėl, kad mes esame visi. Tik todėl, kad čia yra daugybė talentingų jaunų žmonių ir juos moko visų dalykų. Talentingi savo srities profesionalai. Dar kartą ačiū jums visiems. Ir aš žinau, kad dabar turėtų galbūt ateiti skaičiavimo komisija. Taip, tiesiog kviečiame gimnazijos mokinių tarybos viceprezidentę Akvilę Markauskaitę į sceną, ji buvo komisijos narė ir galbūt vėliau galės pasakyti. Džiugu pranešti, kad surinkome net 3577 eurus. Kurie aukojate. Mes tikrai šitos pinigus dar šiais metais dėsime visas pastangas, kad jie atsidurtų jūsų sąskaitoj ir aišku tikriausiai pamatysime, kaip mūsų surinkta auka tarnauja bendram gražiam labui. Ačiū jums. Jeigu dar kas neplaukojo, prašau, tikrai yra galimybė, yra sąskaita. Ir ačiū jums labai, nes jūs prisidėjote savo darbų prie šitos gražios aukos. Jūs, ką turite gražiausią talentą, laiką, savaitgalius, skyrėte tam, kad šiandien mes būtumėme visi pakylėti, laimingi ir galėtumėm keliauti, švęsti gražiausių švenčių. Aš labai tikiuosi, kad 2025 metai bus šiek tiek didesnės taikos metai. Aš labai tikiuosi, kad kad mes padedam ir mūsų bendruomenė padeda kovojančiai Ukrainai, kad visas progresyvusis pasaulis susivienys ir sustabdys šią žiauriausią tragediją, kuri tęsiasi 21 amžiuje. Aš labai tikiuosi, kad 2025 metai bus tokie pat geri, kaip 10 praėjusių metų su mūsų abiturientų pasiekimais ir rezultatais. Aš labai tikiuosi, kad patys mažiausiai
stovės čia šitoje scenoje, nes aš puikiai atsimenu, kaip šie žmonės užaugo dėka tų alumnų, kurie čia sėdi šiandien pas mus salėje, kurie buvo, yra mūsų visuose renginiuose. Ačiū Jums, mielas jaunime, Jūs žengėte priekyje, rodote pavyzdį, už tai turime puikų rezultatą. Tad dar kartą norime kartu su gerbiama direktorė tarti ačiū mūsų visiems menininkams, kadangi tai yra labdaros renginys, tai mes, tai yra Kauno ligoninė, visiems mūsų menininkams skiria labai sveiką dovaną. Dovana labai simbolinė, bet atsigaivinimui po to pakaršto vakaro tikrai tiks. Oranžinės spalvos. Direktorius nubėgo. Nenubėgo, Direktorius nubėgo ir vėliau nubėgo į sceną. Su labai simbolinė. O dabar, aišku, dar norėtumėm kartą padėkoti, aš norėčiau mūsų vardu padėkoti tiems žmonėms, kurie organizavo šitą koncertą. Tikrai ačiū labai, ačiū visiems, kurie buvote, bet labiausia noriu išskirti visgi tuos žmonės, be kurių to koncerto paprasčiausiai nebūtų, nes tai yra jų darbas, be jūsų visų ir be jūsų vadovų. Tad dabar mano nuoširdžiausia padėka yra mūsų vadovams. Tai mūsų pasimokytai ir pasimokytai. Šokių mokytojai Eglė Glinskienė. Mūsų scenografijos kūrėjams, dailės mokytojai Jolitai Grabliauskaitė. Meilukai Maranauskienė. Aurimui Adomaičiui. Mūsų garso režisieriams Astijui Kulešai.
aktoriui, teatro mokytojui Andriui Kurieniui. Mieliems kolegoms, kurie buvo dalyviai, aš padėkosiu Ryko. Tai būti privilegija, teisingai jūs pasako. Ir aišku, mielam jaunimui dar kartą labai ačiū už gražią šventę. Ir išpamautų mažiausiai. Ačiū už gražius metus. Tikiuosi, kiti metai bus neblogesni. Būkit sveiki ir laimingi ir susėdę prie kūčių stalo. Širdyje pasidžiaugime, kokie mes esame gražus, taurus, nuoširdus ir dosnus. Gražių, šventų kalėdų ir laimingų, taikingų 2025 metų. Ačiū. Kolegos, paskutiniai jūsų nusileikimai. Jo nebėra jūsų dėka. Ačiū labai ir žiūrėsim, ką sugalvosim kitais metais.